Vilniaus krepšinio mokyklos komandos susitikimą. Palaikykime ateities žvaigždės. Po šių rungtynių BMW klube laukia susitikimas su Reinaldo Seibučiu ir misijos Seibutį pavaryk iniciatoriumi. Didžiausiu Reinaldo Seibučio gerbėjų. Mes grįžtame į Siemens areną. Čia prasideda antrasis rungtynių kėlinys tarp Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio. 22-17 pirmauja 5 taškais aikštės šeimininkai. Labai kokybiškai kol kas žaidžia abi komandos, kartu suklydę tik 5 kartus. Rašičius vėl gynyboje. Keičiasi žalgiriečiai. Rakovičius buvo likęs su Aleksandru Rašičiumi. Serbas iš toli metė netaikliai. Tai buvo pirmas jo netaiklus metimas iš žaidimo. O dabar apie likusius krepšininkus, kurie pradėjo antrąjį kėlinį. Taigi, Rašičius, Bobrauskas, Jonas Valančiūnas, taip pat Katelinas ir Bredas Niulis. Liekantis aikštėje nuo pirmojo kėlinuko vidurio. Markas Popovičius vėl grįžęs ant parketo, Mantas Kalnietis, taip pat grįžęs Paulius Jankūnas, Rakovičius nuo pirmo kėlinio vidurio ir grįžęs į žaidimą Sonis Vinsas. Jis dar liekantis be taškų. Dar kartą 2 prieš 2 žaidžia žalgiriečiai ir Paulius Jankūnas. Firminis jo metimas. Nuo lentos pataiko Paulius. Kalnietis įsirašo pirmą rezultatyvų perdavimą. Na, o Žalgirio komandos kraštas šiame susitikime pelnė 5 tašką. Ir pasivijo Marką Popovičių. Katelinas iš toli netaikliai. Ima kamuolį Popovičius, jo aštrus perdavimas į priekį ir lyg per treniruotę dabar žaidžia Žalgiris. 3 perdavimai, beveik nėra driblingo ir iš karto 4-0 spurtuoja kauniečiai bei palieka 1 taškelio pranašumą Vilniaus ekipai. 22-21. Antro kėlinio minutė. Bobrauskas palei galinę liniją. Prašo kamuolio, jo negauna. Rašičius. Jankūnas su Katelinu dirba iš priekio. Per stiprus Rašičiaus perdavimas. Valančiūnas kamuolio nepagauna. Ir čia nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga. Na, dabar būtų buvę neblogai kauniečiams. Suprantama, jeigu Jasevičius būtų neužfiksavęs pražangos, ataka būtų pasibaigusi 2 taškais. Dabar nesportinė pražanga. Predragui Samardžiskiui. Ir Markas Popovičius prie baudos metimo linijos. 5 jo pelnyti taškai. Pataiko kroatas nuo baudos metimo linijos. Persikėlęs vėl į Kauno Žalgirio komandą. Rungtyniavęs praėjusią sezoną Kazanės Uniks ekipoje. Taiklerankis iš Kroatijos dabar pataiko abi baudas, įsirašo 7 tašką, kyla į 1 vietą pagal rezultatyviausių krepšininkų sąrašą. Kartu su Pauliumi Jankūnu jie yra pelnę 14 iš visų 23 žalgiriečių taškų ir tai buvo tas momentas, kada Žalgiris išsiveržė į priekį. Vinsas atiduoda kamuolį po krepšių buvusiam Pauliui Jankūnui. Žalgiris spurtuoja. O vilniečiai antrajame kėlinyje dar nesugebėjo nė karto surengti rezultatyvios atakos. Žalgiriečių didžiausia turima persvara šiame susitikime siekianti 3 taškus. Jomantas Katelinas prašo Rašičiaus pagalbos. Šis iš toli meta taikliai Aleksandras Rašičius. Na štai, tas krepšininkas, apie kurį turbūt niekas garsiai nekalbėjo. Prieš šią milžinų dvikovą Rašičius jau dabar yra pasiekęs savo rezultatyvumo vidurkį. Serbo sąskaitoje 10 pelnytų taškų. Vinsas nepataiko. Ir toliau neranda savęs. Žalgirio komandos lyderis. Čia Jomantas ima kamuolį ir Popovičius neturėdamas kito pasirinkimo. Nusileisdamas Artūrui Jomantui fiziniais duomenimis. Dabar prasižengia ir Aleksandras Trifunovičius įsodinant atsarginių žaidėjų suolą. Vietoje Marko dabar aikštėje pasirodo 1 kartą šiame susitikime Tomas Delininkaitis. Na, o Milovaną Rakovičių keičia Robertas Jeftokas. Atgalinis keitimas, rokiruotės ir Vilniaus komandos penketė. Steponas Bobrauskas išklauso Aleksandro Džikičiaus nurodymų. Vietoje jo Renaldas Seibutis. Artūras Jomantas prie baudos metimo linijos. Pataiko 1 baudą. Vilniečiai dažniau meta nuo baudos metimo linijos ir po 1 kėlinio pradžioje 3 netaiklių metimų dabar realizuoja praktiškai viską.
Artūras Jomantas pelno 4 tašką savo ekipai, +2. Vilniečių komandos naudai. Vimsas. Mantas Kalnietis. Jeftokui. Bando naudoti Žalgirio komandą savo turimais koziriais. Galinga priekinė linija ir 1-1. Roberto Jeftoko prie Drago Samardžiskio dvikova, beje Vilniaus Lietuvos Ryto komandos centras. Vimsas. Idealus Žalgirio komandos derinys. Tomas Delininkaitis. Pirmas rezultatyvus perdavimas ir Sonil Vimso pirmieji taškai šiame mače. 27-27 pabaigsiu pradėtą mintį apie Predragą Samardžiskį. Jis puikiai žino, kas yra Robertas Jeftokas ir jis puikiai žino, kaip reikia žaisti su šiuo krepšininku. Taip kalbėjo Makedonas prieš šį susitikimą, na o dabar būtent jo klaida. Nesuprato vienas kito, Samardžiskis ir Seibutis. Nepataiko Vimsas. Ima kamuolį Makedonas po savoje krepšiu, ilgokai aikštėje komandos veiksmams vadovaujantis Rašičius netrukus turėtų sėsti ant atsarginių žaidėjų suolo. Užleidęs vietą aikštėje. Tairisiui Raisui, Jomantas dar pasižiūri, kiek lieka iki atakos laiko. Iki atakos pabaigos laiko. Seibutis iš vidutinio nuotolio, neradęs laisvų komandos draugų, pelno taškus, besibaigiant atakos laikui. Ir vėl gražina Lietuvos Rytui 2 taškų pranašumą, 29-27 Seibučiui, tai 4 taškas. Jeftokas. Ką tik kalbėjau apie abiejų vidurio puolėjų dvikovas. Na, vėlgi, tokiame susitikime. Štai tokie epizodai yra be galo svarbus. Vienas ar kitas krepšininkas išnaudoja savo galimybės, gali svariai prisidėti prie abiejų komandų sėkmės. Pirmasis tarpusavio mačas ir yra ne vienas krepšininkas tiek vienoje, tiek kitoje komandoje debiutuojantis derbyje ir tai yra gera proga pažinti savo varžovą ir tai yra sunkiausias momentas. Na, kad ir tam pačiam Soniui Vimsui, kuris kol kas neranda savęs, blaškosi. Metė dabar netaikliai, Seibutis su Mantu Kalniečiu. Samardžiskis prašo kamuolio baudos aikštelėje, Raisas vėl rodo ragus, pasikelia. Tik aikštėje pasirodęs dabar prie tritaškio Robertsas. Samardžiskis po krepšiu, o Jomantas meta iš toli netaikliai. Kamuolį ima Tomas Delininkaitis, o Gintautas Vitkauskas dabar fiksuoja pražangą Artūrui Jomantui. Reklamos minutės pertraukėlė. Lietuvos Rytas jau yra prasižengęs daugiau nei 4 kartus. Esame DNB, bankas, kuris padeda rasti tinkamiausius sprendimus jūsų verslui. Pavyzdžiui, tvarkant įmonės finansus. Tik su mūsų programa Verslo variklis turite galimybę kasmet atidėti ilgalaikio kredito dalies grąžinimą. DNB. Sergel. Aukštos kokybės kreditų valdymo paslaugos. Šie finansiniai rodikliai gali būti jūsų. Pasirūpinsime pinigų srautais, todėl visą laiką galėsite skirti savo klientams. Sergel. Part of Telia Sonera Group. Compensa priklauso Vieną Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Oficialus LKL kamuolys Molten. Transliacijų rėmėjas Vytautas. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Radio centras. Lietuvos krepšinio rėmėjas. Pusantro kėlinio prabėgo šiame susitikime. 5:34 lieka iki didžiosios pertraukos. 29-27 pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas, bet vilniečiai jau yra išnaudoję 4 komandinių pražangų limitą. Dabar prie baudos metimo linijos pirmą kartą šiame mače stoja ir Tomas Delininkaitis. Na, o Aleksandras Trifunovičius suteikia progą
Kauno Žalgirio komandos naujokui Reevesui Nelsonui debiutuoti Milžinų dvikovoje. Reevesas Nelsonas jau debiutavo mače su Utenos Juventuso komanda. Žalgiris nesunkiai laimėjo tą dvikovą ir tada 22 Kauno komandos numeris pelnė 2 taškus. Priminsiu trumpai, kad ne savo norų paliko Jungtinės Amerikos valstijas Reevesas Nelsonas. Jis atstovavo Juklos universitetui NCAA studentų lygoje ir vidutiniškai pelnydavo po beveik 14 taškų. Atkovodavo po 9 kamuolius ir atlikdavo po pusantro rezultatyvaus perdavimo per daugiau nei 31 žaidimo minutę. 2,3 cm ūgio 20-metis amerikietis. Anot komandos sporto direktoriaus Vitoldo Masalskio yra kietas ir agresyvus ir vienas iš tų krepšininkų, kuris gali sustiprinti Žalgirio komandos priekinę liniją. Na ir tai yra svarbus momentas šiam žaidėjui. Nuo šių akimirkų priklauso daug kas. Kaip jam seksis susidoroti su įtampa ir kaip jam seksis kauti su Vilniaus Lietuvos Ryto aukštaūgiais. Antrą baudą prameta aikštės šeimininkai. Jonas Valančiūnas grįžta vietoje Predrago Samardžiskio. Prieš šį susitikimą gavęs geriausio metų krepšininko apdovanojimą. Vyrų kategorija, moterų kategorija. Ta nominacija buvo įteikta Kauno Vičiaiščių komandos ilgametiai krepšininkai, gynėjai ir labiausiai patyrusiai ekipoje Rimai Valentiniai. Na, o dabar dar 2 baudos metimai. Sonis Vimsas taip pat pirmą kartą šiame susitikime prie baudos metimo linijos. 2 Vimso taškai. 1 taiklus 2 taškis. Tačiau bauda pirma yra netaikli. Stengiasi žaisti agresyviai ir viena ir kita ekipa ir po to taškus rinkti pigiausių būdų baudos metimais. Tačiau tai kol kas neduoda 100% naudos. Ir viena ir kita komanda nuo baudos metimo linijos kartais vis prameta. Robertsas Bobrauskui. Džikičius įdėmiai stebi savo komandos auklėtinių derinį. Raiso metimas iš toli netaiklus. O čia kova dėl kamulio ir Roberto Javtoko pražanga. Stumtelėjo jis dabar į nugarą. Joną Valančiūną antrą kartą prasižengė Žalgirio komandos vidurio puolėjas Sonis Vimsas ir Robertas Javtokas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vietoje jų Dainius Šalenga ir Milovanas Rakovičius. Šalenga prižiūri Steponą Bobrauską. Rakovičius žais su Jonu Valančiūnu. Perima kamuolį dabar Mantas Kalnietis. Vėl Žalgiris turi kiekybinę persvarą. Aštrus perdavimas ir kaip blokuoja dabar Jonas Valančiūnas Reeveso Nelsono metimą iš po krepšio. Reevesas Nelsonas galėjo užbaigti ataką iš kairės, tačiau nusprendė mest puskablį dešinė ranka. Psichologiškai sunku dabar yra Žalgirio naujokui, o Lietuvos Rytas labai greitai susikūrė progą kontratakai. Renaldas Seibutis prie baudos metimo linijos. Pradėjęs mačą starto penkete, Renaldas yra surinkęs 4 taškus, pataikantis kas antrą metimą iš žaidimo. Renaldas Seibutis pagal perimtus kamuolius Lietuvos krepšinio lygoje yra 6. Ta darantis beveik po 2 kartus. Žalgirio komandos įžaidėjas Dežanas Kolinsas rikiuojasi pagal šią kategoriją 4 vietoje. Prameta antrą baudos metimą ir Seibutis. Tačiau Lietuvos Rytas išsaugo 1 taškelio persvarą. Delininkaitis neturi progų, kol kas Žalgirio komandos snaiperis parodyti savo sugebėjimų. Kalnietis iš toli, netaikliai. Robertsas nuo lanko pasiima šį kamuolį. Prašė dabar perdavimo po krepšiu. Milovanas Rakovičius. Mantas nusprendė užbaigti ataką pats. 4 minutės iki didžiosios pertraukos. Raisas vėl palei galinę liniją. Bando atsilaisvinti Seibutis. Tai jam padaryti pavyksta. Ir įveikia dabar Renaldas Tomą Delininkaitį. Protingai žaidžia Lietuvos Ryto komandos gynėjas. Jis šiek tiek aukštesnis už Tomą Delininkaitį, bet šie krepšininkai vienas kitą neblogai pažįsta. Abu ne kartą dalyvavo Lietuvos rinktinės kandidatų stovykloje.
Dabar Tomas Delininkaitis atsako lygiai tuo pačiu. 2 taškų pataikymas, labai panašus, 45% prieš 47. Seibutis nusprendė nežaisti iki galo. Robertsas. Jo reidas į baudos aikštelę ir dar viena pražanga. Reevesas Nelsonas prasižengia pirmą kartą ir sėda ant atsarginių žaidėjų suolo, išklauso Aleksandro Trifunovičiaus nurodymų. Paulius Jankūnas keičia Žalgirio komandos naujoką, o Mantą Kalnietį keičia kitas žalgiriečių senbuvis Dežuanas Kolinsas. Nuo baudos metimo linijos prameta ir Robertas Lorensas, tą būtų galima paaiškinti tik tai didžiuliu jauduliu ir mačo svarba. Neturėtų jaus nuovargio dar nei vienos, nei kitos komandos krepšininkai, kokio amžiaus jie bebūtų. Ar tokie kaip Reevesas, tik pradedantys savo karjerą, ar tokie patyrę kaip Dainius Šalenga. Dabar nesutarė tarpusavyje su Dežuanu Kolinsu ir dovanojantis kamuolį Vilniaus komandai. 5. žalgiriečių klaida, lygiai tiek pat yra suklydę ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai vėl. Matome labai kokybišką abiejų komandų žaidimą. Per pirmasis 10 rungtynių minučių abi komandos kartu prasižengė tik 5 kartus, dabar lygiai tas pats, nors iki kėlinio pabaigos dar 3 minutės. Kolinsas prasižengė 3 kartą. Išfiksuoja dabar neleistiną amerikiečio veiksmą Tomas Jasevičius ir žalgiriečiai taip pat. Yra prasižengę daugiau nei 4 kartus. Šiame kėlinyje stoja prie baudos metimo linijos Tyrusas Raisas. Ryto amerikietis yra pelnęs 3 taškus. Tyrusas Raisas pelno dabar ir 4. tašką. Penktasis taškas, vienas retesnių epizodų, kada abi baudas pavyko pataikyti. Arba vienos, arba kitos komandos krepšininkoje. Dabar minutės pertraukėlė, jos prašo Kauno Žalgiris. Aplodismentai šokėjams. Trys minutės, tiksliau 2:59 lieka iki didžiosios pertraukos. Ir dabar pats įdomiausias momentas nutikęs minutės pertraukėlės metu. Precedentų neturintis atvejis, bet kada buvo paskelbta minutės pertraukėlė, Dežuanas Kolinsas kiek sudelsė aikštės viduryje, įsipainiojo į Lietuvos Ryto komandos merginų šokių grupę ir už tai Tomas Jasevičius jį nubaudė. Techninė pražanga ir dabar prie baudos metimo linijos Tyrusas Raisas ir po to dar Vilniaus komanda turės kamuolį. Na, o pačiam Kolinsui tai buvo jau 4. asmeninė pražanga šiame kėlinyje. Raisas pataiko 4. baudos metimą iš eilės. Didina Lietuvos Ryto pranašumą iki 4 taškų. 35-31. Raisui tai 7. taškas, jis 2 pagal rezultatyvumą su Renaldu Seibučiu. Jie surinko po 7. Pirmas yra Aleksandras Rašičius su 10 taškų. 9 taškus Žalgiriui pelnė Paulius Jankūnas. Taigi pakartotina Vilniečių ataka. Valančiūnas su Rakovičiumi. Mina šoninė linija. Jonas Valančiūnas 6. Lietuvos Ryto komandos klaida. Žalgiriečiai prarado kamuolį 5 sykius. 2:40 iki didžiosios pertraukos. Popovičius. Delininkaitis, Vinsas.
Sonė prasiveržimas, Rakovičius vėl, viskas paprasta. Tas, kas genialu, dažniausiai būna paprasta. Imasi iniciatyvą savo. Vimsas pritraukė 2 Lietuvos Ryto komandos krepšininkus. Atmeta kamuolį Rakovičiui, šio puskablis tikslus, +4. Vilniečio ekipos naudai, vos nesuklysta dabar Aisas Babrauskas. Iš kairio atakos krašto meta netaikliai, nebloga proga dabar turėjo Stepas. Jos neišnaudojo, o Sonis Vimsas lieka dabar su Tairisu Raisu. Markas Popovičius nemato dabar, kad Sonis Vimsas lieka su Raisu ir kamuolys eina ne į kairę, o į dešinę pusę. Perima kamuolį Popovičius po netaiklaus Delininkaičio metimo. Naujos 24 sekundės, žalgiriečiams skubėti dabar nereikia. Popovičius Vimsui, Delininkaitis suklaidina Babrauską ir antrą kartą tuo pačiu stiliumi baigia metimą iš artimo nuotolio. Dar prašo pražangos iš rungtynių arbitro, jos nebus. Tomas pelno 4 savo tašką ir +2 Lietuvos Ryto ekipos naudai. Dabar jau aikštės šeimininko atsakomoji minutės pertraukėlė. Minutė 36 iki didžiosios pertraukos. Viskas labai trapu kol kas šiame susitikime. Nebus panašu turbūt, kad viena arba kita komanda šį susitikimą laimės dideliu skirtumu ir visi krepšinio specialistai ir žmonės susiję su populiariausia Lietuvoje sporto šaka kalbėję prieš šį susitikimą buvo teisūs. Minimaliai vienos arba kitos komandos persvara ir ta įtampa greičiausiai išliks iki paskutinių šių rungtynių minučių. Bent jau iki pirmosios mačo dalies tai tikrai. Pusantros minutės lieka iki antro kėlinio pabaigos. Vienas metimas skiria komandas. Dviem gynėjais, dviem žaidėjais vėl rungtyniauja dabar Džikičius. Raisas yra pagrindinis atako organizatorius. Jo individualus meistriškumas neleido užbaigti sėkmingai vilniečiams atakos. Naujas 24 sekundės turi Vilniaus komanda, bet Renaldui Seibučiui pakako vos 3. 10 Renaldo taškas, jis antras Vilniaus komandoje, kuris sugebėjo pasiekti dviženklį taškų skaičių. Jis ir Rašičius pelnė pusę komandos taškų ir čia pražanga. Lorensas Robertsas, ironiška jo šypsena. Ir iš karto keičiamas yra Lietuvos Ryto sunkusis kraštas, vietoje Mindaugas Katarinas, Paulius Jankūnas dabar stoja prie baudos metimo linijos. Prasidėjo paskutinė antro kėlinio minutė. Galimybė Jankūnui. Pirmoji galimybės dalis vėl yra neišnaudota. Kauno Žalgiris šiame susitikime pataiko 64% baudų. Vilniečiai nuo baudos metimo linijos atakuoja šiek tiek sėkmingiau, 71%, tačiau abiejų komandų treneriai žinoma norėtų, kad ekipos pelnytų daugiau taškų lengviausių būdų. To dėja padaryti nepavyksta ir vieniems, ir kitiems. Seibutis bando atsilaisvinti dešinėje. Rašičiui atitenka kamuolys ir Aleksandras Rašičius dar kartą iš toli meta taikliai. 43-36, pati didžiausia Vilniaus komandos turima persvara ir paskutinė minutės pertraukėlė pirmoje šių rungtynių dalyje.
82,9 lieka iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Čia Siemens arenoje pati didžiausia Vilniaus komandos turima persvara, kuri dabar šoktelėjo iki 7 taškų, 43-36. Laiko lieka tiek, kad abi komandos gali drąsiai galvoti apie ilgą pozicinį puolimą ir vieni ir kiti turėtų žaisti agresyviai, kadangi abi komandos prasižengia daugiau nei po 4 kartus. Popovičius su Raisu. Dalininkaičio užtvara prie baudos linijos. Rakovičius kamuolio negauna. Vimsas. Jo sudėtingas metimas iš vidutinio nuotolio taiklus. Renaldas Seibutis nespėjo šoktel dabar prie Žalgirio komandos amerikiečio. Vimsas po šio dvitaškio pelno 5. tašką. 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Seibutis gauna kamuolį. Pagal planą klostosi Vilniečio ataka. Ir Rašičius sudelsė. Sudelsė Rašičius iš karto. Neatliko metimo, ko prašė dabar jo Seibutis. Rašičius suklysta pirmą kartą Vilniečiams. Tai 8 kartą prarastas kamuolys. 3 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Vimsas mina šoninę liniją su kamuoliu. Nesutarė dabar Markas Popovičius ir Tomas Dalininkaitis. Žalgiriečiai dovanoja kamuolį aikštės šeimininkams. Džikičius spėjo paprašyti minutės pertraukėlės iki antro kėlinio pabaigos. 1,5 sekundės. Pusantros sekundės lieka iki antro kėlinio pabaigos. Žalgiriečiai dabar apmaudžiai suklydę, grąžindami kamuolį iš šoninės linijos. Tokią dovaną atiduoda Vilniečiams. Džikičiaus nurodymai. Rašičius išvestas metimui ir serbo mestas kamuolys lanko neliečia. Tad po pirmų 20 žaidimo minučių čia Siemens arenoje 43-38 pirmauja aikštės šeimininkai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Dabar didžioji pertrauka. Tikiuosi, kad po 15 minučių jūs vėl būsite su mumis. Generalinis transliacijų rėmėjas natūralus mineralinis vanduo Vytautas.